baigiu žvejoti viską iš to akvariumo. Žvejoju viską, kad sugaudyčiau krevetes. Paskui dar augalus sudėsiu atgal vazoniukais. Bet kad sugaudyti, reikia viską iškelti. Ir tą progą rodau efektyvų pasityčiojimą iš išorinio filtro. Viedras su 5 litrais kvarcinės smėlio. Nieko daugiau. Apačioj yra kempinė, užmauta, udžet. Kaip ant visų mano. Va toks setas. Tik su prailgintu vamzdeliu iki dugno. Pro ją smėlis nepraeina ir nepatenkia į siurbliuką. Tik tokia jo paskirtis. Smėlis renka, kadangi jis yra priverstinai siurblė priverstinai siurblio traukiamas per visą aukštį. Jis labai gerai siurbliuoja. Vakar iš viršutinio kubą gaudams krevetę supyliau čia visą brudą ir visas tas brudas susirinko vat čia ant paviršiaus. Paimi šlangą. Čia aišku, ne estetinis variantas, čia yra pramoninis. Bet aš lygiai taip pat buvau jau pasidaręs į pertvaras. Vat įklijuoji pertvarą, prisipili smėlę, jokių kempinėlių ir keramikų nereik. Tada nusiurbi tą smėlį į atskirą dėžę, nuvažiuoja visas brudas, praskalauji ir kadangi ten bakterijų yra pilnai ir akvariume yra pilnai, praskalauji ne tik po švariu vandeniu ir sudedu atgal švarų smėlį. Dabar paimkit jūs man bet kokį gerą išorinį filtrą, kuris turi 5 litrus netalpa. Bet savo talpose atmetus visus stalčius, viską, grinai 5 litrai smulkios medijos. Keramika, kempinės ir visa kita. Tai aš bijau, kad čia prilygsta kokiam FX6 pagal tūrį. Aš suprantu, kad ne į kiekvieną akvariumą tokį įdėsi. Bet jūs pabandykit naršyklės įdėti tokį. Pamatysite, kaip gražiai veikia. Kaip gražiai šitas daiktas veikia. Čia pasodinu, vat, Hediotis alzamanis buvo pas manęs pasodins ant viršaus to smėlio. Žiauriai gerai auga. Paimi su šlangą, nusirbi paviršių 4-5 cm į atskirą dėžę, nubėga visas brudas, praskalauji brudą, nupili lauk, smėlį sudėti atgal. Viskas. Ir važiuoju toliau. Iki dugno nebuvau dasiurbęs per... Kada aš jį pastačiau? Vasarą. Dabar sausis. Tai va, per pusę metų iki dugno nebuvau nusiurbęs, per kokius 5 cm smėlę nusiurbė su šlangą į dėžę, nubėga vis. Ir labai gerai. Tai va, jis veikia be galo efektyviai. Dabar kvarcas kaip filtravimo medija, yra žinoms visose vandentiekiuose, nežinau, ar man kam nors reikia pasakoti. Kad tai yra su jokiom kempinėm nepalyginamai efektyvesnis dalykas. Va taip, kadangi akvariumą ardau, paskui nebus šansą jį parodyti, o vat kempinės, žiūrėkit, vat juoduoja biški kampas, kibira dugne. Siurblys vienam gale, kempinės guli ant dugną, ant jų užpils apačioj smulkesnis smėlis, viršuj stambesnis kvarcas. Ir viskas. Ir dirba lipai gerai.